Gerai, chebrytė, dabar žiūrėkit. Prieš pradedant man atsakyti jūsų klausimus, paprašysiu jūsų vieno dalyko. Surenka man šito video 500 laikų! Kodėlgi gal paklausimėt manęs, aišku, čia ir tai aišku, kodėl surink 500 laikų, kodėl aš gyvenime tiek neprašau, nes visada prašau 100 laikų. 500 laikų ir aš nufilmuoju video su savo sesė ar broliu. Niekas nežino, ar sesė ar brolis, nes buvo pilna klausimų. Turi sesę brolį? Taip, turiu, bet ką? Pamatytumėt kitam video, jeigu surinktumėm 500 laikų, nes mes padarytumėm Baby Food Challenge, o tenai kūdikių maistas ir jis yra per daug šlikštus, bet dėl jūsų, hebra, tai 500 laikų ir pamatysit, o dabar einam į klausimus. Iš tiesų buvo žiauriai daug klausimų ir žiauriai daug durnų klausimų, tai į juos neatsakysiu, tikrai atsiprašau, į visus neatsakysiu, tai pavyzdžiui, pagrindiniai klausimai buvo, kiek man metų ir koks mano vardas, tai labas. Jeigu tu mano kanale esi senai, tai tu mano vardą tikrai turėtum žinoti, bet jeigu esi naujas, tai nežinai, bet jeigu jūs nueitumėte mano kanalą, pasvostumėt apie kitai pabau, tai ten sužinotumėte apie mane daug, apie mano metus, apie mano vardą, tai aš manau, tokius klausimus atsakysiu, bet vis tiek, labas, aš Rugilė, man tiek ir tiek metų, ne, tai jau, taip, mano vardas yra Rugilė, bet, hebra, tokie simple klausimai, aš kažko tikėjus geresnių iš jūsų, bet yra kaip yra. Gerai, pirmas klausimas būtų nuo Dirty Twins ir jisai klausė, bent jau aš taip galvočiau, kad jisai, gal jį atsiprašau, jeigu aš suklydau, tai hello, ar seniai naudoji akinius? Tai iš tiesų tai nenaudoju akinius, o nešioju akinius. Taip, senai jau 8 metai kažkur nuo 1 klasės, jeigu neklystu. Jo, taip, nuo 1 klasės tikrai prisimenu. Iš tiesų, pradžioje žiauriai norėjau akinių, bet paskui, kai mačiau, kaip atrodo su akiniais, galvoju, o, fui, kas čia prieš šlykštynę sėdi. Ir tada, šiaip dabar man tie akiniai tinka ir aš visai be akinių savęs nebeįsivaizduoju netgi. Gerai, kitas klausimas yra nuo kinietiškos raidės twist. Kas čia per nesąmoningas niekas. Gerai, labas Rugilė, labas ir tau twistai, tavo keletas klausimų tau. Iš kur kilo idėja jutubinti? Tai iš tiesų, man atrodo, galėčiau sukurti atskirą vlogą, kai man kilo idėja jutubinti, bet iš tiesų, šiaip net nežinau, iš tiesų, aš kai galvoju, žinot, pirmą kartą iš mano telefono čia prieš daug metų žiūrėdavau tokius youtuberis, pavyzdžiui, buvo Darius, Arija ir Zaga, aš ten žiūrėdavau ir galvojau, oh my god, kaip įdomu, ir tada pagalvojau, reikia ir man pabandyti. Aš pabandžiau ir man patiko ir tada galvoju, kodėl ne, tai dabar aš sėdžiu čia prieš jūsų ekranus, ne? Antras klausimas, ar pameni, kai žaidėjai su fanis Competitive buvo toks Kawasakis? Tikrai prisimenu tave Kawasaki? Šiaip nikas tikrai girdėtas ir man atrodo prisimenu, bet ir nelabai prisimenu, nors ką tik sakiau, prisimenu. Ką? Kaip sutari su Rajanu? Stebėkit. Už kur kilo Nikas Griuksė? Tai Nikas Griuksė kilo iš tiesų, kai mano pirmas kanalo pavadinimas buvo Gamer Rugilė ir tada galvojau, reikia pasikeis. Nu kažkaip taip simple toks Nikas ir neįdomus, tai galvojau, pasikeisiu, galvojau, daug Nikų ir nieko nesugalvojau ir tada taip Griuksė. Bet man net nekilo idėja Griuksė. Tai pasimanau Griuksė. Ir kai įvedžiau YouTube, pradėjo išmest, ar turėtų menį Kriuksė, ir tada galvojau, what, ne. Ir nuo to laiko kiti mane vadina Kriuksė, kiti Griuksė, kiti iš vis ten Kriukšė, Griukšė ir taip toliau, bet taip ir nežinau, šiaip kažkada į galvą šovė, taip ir liko. Prilipo ir prilipo. Aš žaidžiu LOLą, nežaidžiu LOLą, asmeniškai man LOLas yra šūdas, atsiprašau, kas žaidžia LOLą ir jiems žiauriai patinka, bet man asmeniškai ne, tai sakai, iš tiesų dabar žiūriu ir yra daug klausimų su Sampa, ar žaidžiu ten tam server, žaidžiu anam server, bus dar Sampas, tai ne, hebra, Sampa nebus gyvenime, nebus nebent per streamą šiaip paprikolų ir jokiuose serveriuose nežaidžiu. Tai jeigu matote kažką, kažkur serveriuose pasiminus mano niku Griuksė, slešas, apatinis brūkšnelis Rugilė, tai Griuksė Rugilė, tai žinokit, kad ten ne aš, bet tai yra mano tikrasis nikas ir aš jokiuose Sampa serveriuose nežaidžiu, tai jeigu pamatot, praneškit man ir administracijai ir perduokit šitą video ir pasakykit, kad blokuotų, nes tai yra fake Griuksė. Hyper IT Bro klausė dar ir pasisveikino, labą gražuolę. Pirmas klausimas, taip, nuo kada pradėjai editinti savo video? Pradėjau editinti iš tiesų nuo 2013 metų, tai kai buvo mano pirmieji video, kokie dar 5 pirmieji video buvo tiesiog needitinti ir ten buvo šūdų krūvas, kurie yra užprivatinti, tai gal kad nors sukursiu video reakciją į mano pirmuosius video, o editinti tada pradėjau ir irgi tenai niekai nesuprasdavau, ką aš ten darydavau. Šiaip gal ir suprasdavau, bet tiesiog kokybė iš 7:2 nufilmuotos padarydavau 4:8 kažkaip. Irgi ten per kvadračiuką visur juodi šonai, žodžiu, tenai daug. Ar turiu augintinį? Hello! Jina išsigandus tokia, nes ką tik atnešiau mieguoju, mano mažutė. Tai
Čia yra pudeliukas, žaislinis, nežinau ar čia matosi jums, bet nesmė, tai čia yra žaislinis pudeliukas. Žaislinis, gerai skamba. Jos vardas Deizė ir šiuo metu jinai biškutį serga ir nieks nežino, kas jie yra. Vos nuo mikrofono. Skanus, ane, skaniai įkvėpia. Gerai, varom toliau prie klausimų. O, iš tiesų įdomus klausimas tavo trečias, ar norėtum turėti antrą pusę, kuri irgi būtų žymus vlogeris? Pirmas dalykas, aš nesu žymi vlogerė, nes čia, taip suprant, irgi būtų, tai tarsi aš būčiau žymi, ne, tai kodėl ne, bet šiaip ir ne, ta prasme, koks skirtas man, ar jis vlogeris būtų, ar jis dar kas nors kitas būtų ten įžymus, ar kas nors, aš nei tai žiūriu, gerai? Ir jis kiek laiko tavo atostogas, kaip ir visiems kitiems, aišku, nežinau, kaip pradinuką, man savaitė atostogas, tai penktadienis, bėga viskas taip greitai. Net pailsėti nespėjau, nieko nespėjau. O pagaliau dar vienas normalesnis klausimas iš Kakemakė. Kakemakė, tai sveika, kokioje šalyje norėtum gyventi? Šis geras klausimas, nes Lietuvoje norėčiau gyventi, jeigu būtų normalus švietimas ir nebūtų nesąmonė. Bet šiaip, jeigu šiaip svajonių tokia šalis, kur norėčiau gyventi, tai man atrodo būtų... Net nežinau, žinokit. Gal net ir Amerikai galėčiau gyventi. Ok, dar vienas normalesnių klausimų, kur tiesiog nesikartoja, biškai kartojas, bet vis tiek. Iš Mare Džaukeris žaidžia, tai pica ar kebabas? Pica, nes aš tiesą sakant kebabą labai retai labai valgau, tai... Nežinau, man jie kažkaip net nelabai ir patinka. Kiek šitą jau... Ir tai, aišku, kokie mieste gyvenu Šiauliuose. Ir man atrodo, tai kartoju kiekvienam stream'e ir vos ne kiekvienam video. Stream'e, ne video. Koks žaidimas labiausiai tau patinka? Man labiausiai patinka GTA 5 ir CSGO, bet iš jų negaliu pasirinkti, nes net nežinau, jie labai man įdomus ir aš bijau nežinau, ką pasirinkti reikėtų. Šeštas, ar turi berną? Neturiu berniuko. Bet lesbietas, ane? Septintas, turi brolį ir sesę, tai turiu, bet brolį ir sesę nesakysiu, nes jeigu mes surinksim 500 laikų ant šitą video, jūs pamatysit challenge su broliu ar sesė. Atsiprašau. Aštuntas, pica kebabas skonio ar kebabas pica skonio? Tikiuosi atsakysi. Kebabas pica skonio, nes tada kebabą gali eiti ir va taip rankų neštis ir valgyt. O pica tai tu tokios neišsineši, plus aš mėgstu picą, tai kebabas picos skonio, kodėlgi ne? Vakarė manęs klausė, tiksliau dar pradžiai ir pasveikino, sveika, čia tau tas klausimų, ačiū tau vakarė, kiek tų metų jau atsakiau 100 kartų, neįsivaizduoju kiek kartų. Koks mėgstamiausias dainininkas? Tai mėgstamiausias dainininkas būtų Ed Prince, tai man patinka visos dainos, nors jis tiksliau jas perdainuoja, bet šiaip man mėgstamiausia daina yra iš jo, tai būtų Toxic. Šuo ar katė? Tai turiu ir šunį. Ir katė. Katė iš tiesų dabar kažkur laukia miauksi vaikšta, bet šiaip kas geriau labiau man patinka, tai man patinka šuniukai ir ką aš čia dabar glausiu, neįsivaizduoju, ar kamera čia filmuoja, bet... Taigi mes filmuoju, glausiu savo šuniuko. TV3 ar LNK? Tiesą sakant, nežiūri nei vieną, bet, pavyzdžiui, kiekvieną dieną pasižiūri pakartojimą Rezidentų. Tai reiškia, tada TV3, ne? Nes Resident iš TV3. Kiek dar laiko žadi YouTubint? Sėkmės YouTubei. Šiaip nežinau, YouTubint tol, kol man patinka, tol, kol... man patiks, ne, tai kol kas man dar labai patinka su jumis bendrauti, ypač streamint, nes tada būna tiek hype ir tiesiog man, ką aš tiesiog padariau, šypsena man tiesiog pakyla ir YouTubinsi tol, kol galėsi, tai It's Ferox, įdomus nikas, tai kiek subų norėtum, šiaip norėčiau subų, nežinau kiek. Tiek, kiek esu verta, kiek aš esu verta, nežinau, tai šiaip norėčiau daug. Sprantat, kaip norėtai galima. Ok, atsirinkau ką tik 2 paskutinius žmogiliukų klausimus, tai pirmas būtų Domantas Gaming. Ką veikia laisvalaikiu? Laisvalaikiu aš žaidžiu žaidimus, būnu su draugais, sportuoju, ne, nes kas nežino, tai aš lankau dviračių sportą. Buvo ir toks kažkur klausimas, bet dabar jau užteks tų klausimų, jeigu dabar atrasiu dar kažką tokio įdomaus, tai gal ir atsakysiu. Tai Anas, koks man mėgstu žaidimas, tai aš jau tai atsakiau, bet kadangi man patiko pirmas klausimas, ką veikia laisvalaikiu, tai ir atsakiau. Kitas klausimas būtų iš Jokūbas Cool. Koks man mėgstamiausias youtuberis? Tai mėgstamiausias youtuberis būtų Bay Area Bugs ir Polecat 324, jeigu neklystu. Tai jie kuria Dodgy, kur ir aš kuriu Dodgy ir jie tiesiog yra man nuostabus ir aš be jų negaliu, kiekvieną dieną žiūriu, nes jie yra nuostabus. O YouTuberių nežiūriu, tiksliau YouTuberių merginų nežiūriu, tai
Nes šiaip jeigu būtų gal ir... Yra. Ne, nėra. Ne. Ketvirtas, koks tavo, tai aš ką tik praleidau kitus du, nes juos atsakiau, tai ketvirtas, koks tavo mėgstamiausias serialas, atsakyk, prašau, mėgstamiausias serialas, tai dažniausiai visi ten sakyti, ten visokias The Walking Dead ir taip toliau, aš tokių nežiūriu, aš tiesą sakant žiūriu vienintelį serialą, tai būtų Rezidentai, tai mano mėgstamiausias serialas būtų Rezidentai. Ir paskutinis klausimas, tai būtų, nes daug jūsų klausė, tai per tą video kokias ausinės ir kokį mikrofoną naudojau, tai naudojau SteelSeries Iberia VD ausinės ir mikrofonas mano... Oi. Mikrofonas mano yra BM800. Atsiprašau. Negyva. Ok, taigi ačiū, kad žiūrėt šitą video, tai nepamirškit paspausti like, pabandom surinkti 500 laiko, kad būtų video su mano sesė ar broliu, kas čia žino, kas ten yra. Ir padaryti man challenge, tai spaudžiam laiką, nepamirštam paspausti laiko dar kartą. Ir taip, susitiksim kitose vloguose, tai galbūt būtų sugalvočiau, jeigu nesurinksim 500 laikų, tai spaudžiam laiką ir iki.